Labą dieną, mano vardas yra Ramūnas, malonu būti čia, ačiū ryšių reguliavimo tarnybai, kad šviečia mus visus, kad aiškina, kaip netapti sukčių aukomis ir aš irgi savo naudodamasis progą pasistengsiu šiek tiek papasakoti, kaip policija atrodo šita problema ir ką daryti, kad neužkibti ant sukčių kabliuko. Taigi turbūt svarbiausias dalykas, ką aš matau bendraudamas su savo kolegomis kiekvieną dieną, kad kurie tyria nusikaltimus susijusius su sukčiavimu, kad iš esmės juos ištirti tikrai tenka pripažinti, kad tikrai yra pakankamai sudėtinga. Todėl svarbiausia mums visiems turbūt būti atsparesniems sukčiams ir tiesiog, kaip ir minėjo, parodyti jiems špygą. Ne? Mes tikrai galime tai padaryti ir tikrai tai nėra labai sudėtinga. Nežinau, kiek iš jūsų yra susidūrę su internetiniais sukčiais, gal galėtumėt pakelti ranką. Didžioji dalis. Aš irgi iš esmės vakar vakare man paskambino, tiksliau mano žmonai paskambino per Viberį kažkoks pilietis, rusų kalba kalbantis, ir bandė aiškinti, kad pasibaigė jos mobilio ryšio kortelė ir tiesiog jai reikėjo prasitęsti. Tai davė man pakalbėti, aš su juo uždavėm kelis klausimus lietuviškai, jis padėjo ragelį. Tai tiesiog turbūt vienas iš tų ir yra esminių patarimų padėti ragelį, nebendrauti su jais, nes kuo daugiau jie turės galimybių su jumis bendrauti, galimybę turėti jūsų balsą, sužinot kažką apie jūs, tuo turbūt didesnė tikimybė, kad jie pasinaudos tuo. Taigi, kokie yra populiariausi sukčiavimo būdai šiuo metu Lietuvoje? Tai kaip ir matote, didžioji dalis visgi sukčiavimų yra padaroma telefonu, tai yra telefoniniai sukčiavimai, taip pat investiciniai sukčiavimai, kenkėjiškos svetainės, naudojimasis žinomų žmonių vardais, elektroniniai laiškai arba SMS žinutės, romantiniai sukčiavimai ir vis dar pasitaikantis sukčių apsilankymai namuose. Gal galite pabandyti atspėti, kiek per dieną policija fiksuoja bandymų sukčiauti, kaip jums atrodo, kiek mes turime per dieną tyrimų dėl sukčiavimo? Kiekvieną dieną. 50. Jeigu 50, tai labai turbūt daug būtų. Iš tikrųjų mes turime maždaug apie 10-11 sukčiavimų per dieną registruojam tiek ir tiek tyrimų pradedame. Bet vėlgi tai yra latentinis nusikaltimas, ką reiškia latentinis, tai yra žmonės labai dažnai nepraneša apie sukčiavimus, tai tikėtina, kad tų sukčiavimų, kaip jūs ir minėjote, gali būti ir 20, ir 30, ir gal net 50 per dieną. Mes oficialiai turime apie 10 per dieną, tai yra beveik 4000 per metus tų tyrimų. Ir tikrai matome, kad jų daugėja. Nuo 20 metų kiekvienais metais mes turime apie 15-20% sukčiavimų didėjimą. Tai iš tiesų rodo, kad problema yra pakankamai aktuali. Aš šiandien pabandysiu jums parodyti, pasakyti, pasidalinti keletą patarimų, tiesiog kaip netapti sukčių aukomis. Nes vėlgi, ką mes matome, sukčiai nėra kažkokie labai stebuklingi, labai protingi ir gal sugalvojantis labai daug išmanių technologijų. Tiesiog jie pasinaudoja tiesiog paprasčiausiais mūsų tokiais dalykais, tai yra mūsų netidumu, išsiblaškimu, skubėjimu, susijaudinimu ir kitais dalykais. Tai visada, kaip matote, kuo jie dažniausiai apsimeta, tai yra policijos pareigūnais, banko darbuotojais, mobiliųjų operatorių darbuotojais, artimaisiais, banko darbuotojais ir panašiai. Tai iš tikrųjų, jeigu jums paskambino kažkoks tai žmogus, kuris bando iš jūsų išvilioti kažkokią tai asmeninę informaciją, tai pagrindinis patarimas yra tiesiog padėti ragelį ir su jais nebendrauti, nes jeigu jums skambins policijos pareigūnai, banko darbuotojai ar kažkas, tai jie vis laik turi galimybę jūs pasikviesti kitais būdais, tiesiog į savo įstaigą. Jeigu kalbam apie SMS žinutes ir kaip jas atpažinti, kad tai yra sukčiai, tai pagrindinis turbūt ir pats lengviausias būdas tai padaryti, tai iš esmės gramatinės klaidos. Mes vis dar matome, kad kol kas sukčiai nesugeba visiškai gerai valdyti lietuvių kalbos ir atsiųsti tą pranešimą be klaidų. Tai jūs matysite arba gramatinės klaidas, arba kažkokias stiliaus klaidas. Tai tikrai, kaip ir matote šitose pavyzdžiuose, tiesiog nėra lietuviškų raidžių. Ir dar vienas turbūt aspektas, kas gali atskirti, tai yra atsiųsta nuoroda. Ir tai yra irgi dar vienas labai svarbus patarimas, nespausti ant aktyvių nuorodų. Jeigu jums atsiunčia, nežinau, bet kokį pranešimą ir siūlo paspausti nuorodą,
tai jūs tiesiog tikrai tai turėtumėte ignoruoti. Ir jeigu norite, pavyzdžiui, siunčia iš banko kažkokį pranešimą ir šalia prideda nuorodą, tai jūs tiesiog, jeigu norite patekti į tą banką, tai jūs ateinate į interneto svetainę, naršyklėje susiveda to banko interneto svetainės adresą ir taip patenkate į tą banką. Nes paspaudę nuorodą jūs pateksite į labai panašų puslapį, kaip yra, pavyzdžiui, banko puslapis, tačiau tai bus kenkėjiška svetainė, kurioje iš jūsų labai lengvai sukčiai išvilios pinigus. Labai dažnai sukčiai naudojasi žinomų žmonių vardais ir atvaizdais. Tai kaip ir matote, turbūt ir patys, jeigu naudojatės ypač socialiniais tinklais, tai pavyzdžiui, visokie skelbimai, visokie straipsniai apie neva žinomų žmonių laimėtus kažkokias loterijas, pasiūlymai, kurie investavo ar tapo labai staiga turtingais. Tai iš esmės irgi tai reiktų vertinti labai atidžiai, labai atsargiai, nes vėlgi žinomi žmonės dažniausiai tokiais dalykais nesidalina ir tai dažniausiai taip pat yra sukčiai. Romantiniai sukčiavimai tai yra tokie sukčiavimai, kurių yra galbūt šiek tiek mažiau, bet jie yra labai skaudus, nes tai yra dažniausiai nuo jų nukenčia vyresnio amžiaus moteris, kuriomis užmesgamas yra kažkoks tai kontaktas, dažniausiai pradžioje parašomas laiškas, prisistatoma kažkokiu tai labai aukštas pareigas užimančių užsieniečių dažniausiai, paskui yra pereinama į kažkokį gyvą bendravimą, tai yra gyvą turiuomenį telefoninį bendravimą, pasiskambina, kartais net yra panaudojamas ir kažkoks tai vaizdas, galima pasiskambinti ir vaizdo skambučiu ir iš esmės per keletą mėnesių yra įgyjamas toksai patikimumas, žmonės tiesiog patiki, kad tai yra tikrai gyvas, tikras žmogus, labai dažnai užsimezga net kažkokie jausmai, įsimyli vienas kitą ir tada, aišku, netikėtai, kai jau ateina turbūt noras gyvai susitikti ir pamatyti tą žmogų, atsitinka kažkokia labai didelė nelaimė. Arba jisai ką tik gavo labai daug pinigų ir važiuoja jau pas jūs, nenori grįžti ir atsitinka kažkokia nelaimė, jisai patenka į bėdą, jisai patenka į ligoninę, atsiunčia savo nuotrauką kažkur tai iš ligoninės su sulaužyta koja ir aišku visuomet paprašo jam padėti, išgelbėti jį ir pervesti jam pinigų. Tai iš esmės tai yra vienas iš tokių dažniausių ir populiariausių atvejų, kai tiesiog žmogus patiki tuo, perveda tos pinigus, paskui dar dažniausiai paprašoma dar kartą pervesti tų pinigų ir per tam tikrą laiką, dažniausiai būna per kelis kartus, yra prarandami tikrai pakankamai didelės pinigų sumos. Investavimas, vėlgi tai yra pakankamai ypač jaunesnių žmonių tarpe populiarus būdas greitai praturtėti, pavadinkim taip, ne? Tai vėlgi gaunat kartais tų pasiūlymų, kad investavę labai nedaug pinigų, jūs greitai tapsite turtingais, greitai uždirbsite labai daug. Ir vėlgi, ką mes ir dabar turime, antros pakopos pensijų fondo pinigai, kas iš jūsų pasiims tos pinigus, labai greitai jums prisistatys prie jūsų sukčiai, paskambins jums kažkas, tai pasiūlys konsultacijas, patarimus ir aišku, pasiūlys turbūt tos pinigus kažkur tai investuoti ir neva labai greitai uždirbti. Tai vėlgi, nepasitikėkite tuo, netikėkite tuo, nes tai dažniausiai didžioji dalis tų tokių pasiūlymų bus sukčių. Ir jeigu jau norite kažkur investuoti, tai Lietuvos banko svetainė yra išvardintos visos bendrovės, kurios yra oficialios, kurios yra patikimos ir per kurias galima tai daryti. Tikrai nedarykite to, gavę kažkokį tai pasiūlymą, skambutį arba elektroninį laišką. Keli patarimai, kaip atskirti netikrus tuos sukčiavimo tinklapius nuo tikrų. Tai čia kaip ir matote, kaip labai dažnai yra naudojama iš esmės labai panašios raidės, tik tai pakeičiama, pavyzdžiui, L raidė, pakeičiama į didžiąją arba kažkokia uždedama vietoje LI raidelė. Ir tiesiog jūs net kartais vizualiai to net nepastebėsite. Iš esmės, jums vizualiai tai atrodys labai panašu, arba ten bus tos pačios institucijos 3 raidės, bet šalia dar bus koks nors, nežinau, e-policija, kaip matote, čia gali būti e-police.lt. Ir tikrai jums atrodys, kad tai yra tikslas puslapis, arba yra regitra.mano.com. Tai vėlgi, būkite turbūt labai atidus ir budrus, jeigu jūs jau matote kažkokią tai nuorodą, tiesiog vis laik pasižiūrėkite tos nuorodos adresą. Bet kaip ir minėjau, iš vis geriausia tų nuorodų nespausti, tiesiog įsivesti naršyklėje svetainės adresą, kuriame jūs ir tada jūs tikrai pateksite į tos institucijos svetainę. Nes vėlgi čia kartais pastebėti, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, yra tikrai pakankamai sudėtinga ir atskirti, kuri svetainė yra tikra, kuri yra netikra.
Darbo skelbimai, taip pat skelbimai, buto skelbimai, kažkokie tai pirkimo pardavimo skelbimai, taip pat jie yra labai dažnai pasitaikantis sukčių naudojami, tiesiog jums yra atsiunčiamas vėlgi kažkoks labai nerealus pasiūlymas, arba labai greitai užsidirbti galit, arba labai geras butas, kurį galima išsinuomuoti. Ir vėlgi pagrinde kaip yra sukčiaujama, tai yra paimamas kažkoks tai avansas, yra paprašoma dalies pinigų, kad jūs neva tiesiog pervestumėte. Ir paskui, aišku, tie sukčiai dingsta, kai jūs jau norite apžiūrėti tą butą arba norite kažkur tai susitikti gyvai. Tiesiog tas žmogus dingsta, išsitrina savo profilį arba dingsta tas skelbimas ir tiesiog jūs liekate praradę pakankamai nemažas pinigų sumas, nes vėlgi dažniausiai yra sukuriamas įvairios legendos ir yra ne po vieną kartą pervedinėjami pinigai. Dar kokią klaidą daro žmonės vėlgi norėdami kažkur tai prisijungti, nežinau, arba prie VMI, arba prie tos pačios policijos, arba kaip šiuo atveju prie banko, tiesiog į Google įveda tos institucijos pavadinimą ir sukčiai taip pat naudoja tą metodą, kai jums išmeta Google pirmoje vietoje net netikro banko kaip šiuo atveju, nes tikras bankas yra antroje vietoje, o pirmoje vietoje jums išmeta netikro banko pavadinimo, žmonės iš įpročio dažniausiai spaudžia pirmą nuorodą. Tai jeigu jūs į Google įsivedat kažkokios institucijos pavadinimą, tai žiūrėkite, kad tikrai tada tas adresas būtų tikslus, arba kaip ir minėjau dar anksčiau geriau, tai yra tiesiog savo naršyklėje įsivesti tos institucijos pavadinimą ir tada tikrai pateksite į tos institucijos svetainę. Nes čia vėlgi suvedę ir pasispaudę tą svetainę jūs pateksite į labai panašų, kaip ir Artėja banko svetainę, kuris vizualiai paveikslėlis bus tikrai labai panašus, tačiau ten vėlgi bus pakeistos kelios raidelės ir jums ten vėlgi paprašius suvesti savo kažkokius tai asmens duomenys arba elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenys, jūs tiesiog labai greitai prarasite tuos pinigus. Dar vienas dalykas tai yra juokingi arba labai geri pasiūlymai. Jeigu jums atrodo, kad iš tikrųjų tai yra labai gera kaina, kartais net juokinga kaina, tai dėja dažniausiai juokiasi sukčiai. Jūs dažniausiai tikrai pakliūsite ant tokio kabliuko, nes jie dažniausiai iš tikrųjų ir siūlo arba labai geras kainas, arba labai nerealius pasiūlymus ir tikrai reiktų taip pat būti labai atsargiems ir tiesiog taip pat pasižiūrėti, kas tai per svetainė, ar yra kažkokia tai apie ją, labai dažnai apie ją galite rasti elektroninėje viešoje erdvėje daug visokių atsiliepimų, tiesiog suvedę ją į tą patį Google, jūs tikrai pamatysite, kad jau daug žmonių nuo to yra nukentėję. Ir tikrai reikia būti labai atidiems. Ir vėlgi dar toks dalykas, kas susijęs su policija, kad policija nei elektroniniu paštu, nei SMS žinutėmis nesiunčia savo jokių pažymėjimų, neskambina vaizdo skambučiais ir norėdami pademonstruoti, kad tai yra tikras pareigūnas, ką dabar dažnai matome, kad žmonėms tiesiog paskambina gyvas neva pareigūnas, žmogus mato su uniforma sėdinti pareigūną prie stalo ir jam atrodo, kad tai yra tikras pareigūnas. Tai tikrai tuo naudojasi ir sukčiai. Tai tikrai nepasitikėkite ir netikėkite tuo. Policija niekada neprašo elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenų, nes to mums nereikia. To neprašo ne tik policija, bet jokia kita institucija. Taip pat nesiunčia jokių nuorodų, aktyvių nuorodų žmonėms, nei elektroniniu paštu, nei SMS žinutėmis, neatvyksta į namus pasiimti kažkokių pinigų, patikrinti pinigų ir taip pat nesujunginėja su kažkokiais tai banko arba kitų institucijų atstovais. Tai tikrai šitie dalykai turėtų būti tai, ką jūs pradžioje visų pirma turėtumėte atkreipti dėmesį. Kaip matot, spalio 25 yra tokia makaronų diena, tai aš norėčiau palinkėti visiems neleisti sukčiams kabinti jums makaronų. Ir jeigu susidūrite su sukčiais, tikrai pagrindinis mūsų pasiūlymas yra padėti ragelį. Jeigu norite rasti daugiau informacijos, tai galite apsilankyti arba svetainėje Padėk ragelį, arba pasiekti policijos virtualų patrulį socialiniuose tinkluose. Tai ačiū labai už dėmesį ir linkiu netapti sukčių auka. Padėkokim Ramūnui. Ačiū.